Labas rytas. Vakar vaikai avietas rinko. Turim čia tokį krūmelį. Tai sekmadienis. Reikia pasinaudoti gerų orų. Kas buvo? Šokoladas, surėlė valgyti. O jerkau, einam. Visas rankas rudas. Surėlį valgė, pats paliko kaip surėlis. Ateik nusiplausi rankytės. Niekaip mes čia neišsiruošiam, tai tai jena. Dar einu pledą pasimti. Tai sugalvojom varyti ten į tą vietą, kur kažkada poilsiavom su palapinėm. Pasimsim pledą. Ir nežinau, gal ir į mišką nueisim, uogų patikrint. Maniškis gal ir pažvejos. Pasiėmiau va pledą. Jeigu ką pasėdėsim, pasidžiaugsim gerų orų, nes paskui prasidės lietus. Atvažiavom į savo viečikę. Čia šiek tiek gal vėsiau negu pas mumis. Ir banguoja vandenukas. Kodėl parafitą neina? Ten eina kažkokia elektra, ten geriau neit, nes čia gali gauti elektros. Kur? Ten? Nu ten, vat, jeigu eisi. Ne. Einam čia biškį pažiūrėti. Bet oras tikrai fainas. Truputį yra tas vėjukas čia toks. Žiūrėk, kokios žemuogės. Ore. Oi, kokia prinuokus. Oi, čia gal ir nemažai žemuogių, vitaminų. Vitaminai labai skanūs. Tai man atrodo, rytoj jau pablogės oras ir šiaip Norvegijai tas oras. Vasara nelabai jau nusisekus. Nu, gali būti lietučių. Čia va su baidarėm plaukia. Pilna čia tų nameliukų. Kas miške, kas prie miško. Nu, mes čia tik pažiūrėsim ir eisim paskui į apačią. Tai ten, kur praeitą kartą stovyklavom, tuščia, nieko nėra, žmonių nėra. Čia kažkur aplinkui vaikšto jie, kas su dviračiais važiuoja. Kas va su baidarėm pramogauja. Suranda veiklos, mėgsta jie aktyviai leisti laiką. Grybas, matai. Bet tegu būna, neimk, mums dabar nereiktų grybų. Nu, atsargiai čia. Slysta. Tuoj mes čia nusivošim. Noriu uogyčių.
pasirodyk. Daviau savo džemperį. Nes čia toks slidus yra, kad jeigu kokie vabaliukai, kad nuslystų. Aš irgi gerai atrodau su Beno kepurė, nes jisai nori su kapišonu ir irgi tokį turiu bliuzonėlį slidų. Einam truputį, prisirinksim miško gėrybių. Nenusijam. O, koks namelis čia. Ne. Kažkas miega. Ne, čia gal nieko nėra. O, kanoja yra. Olivo. Aha. Ui. Nėra. Buvo ten kažko. Kur tu? Kaip atėjai? Nu, nepasakyčiau, kad daug tų uogų. Vienas sudžiūsios, kitos mažos, kitos neprinokusios. Nu, pilna čia tų krūmų, kaip matot, bet kažkokią sezoną, kai rinkom, buvo daugiau. Dabar tokios gan smulkios uogos ir gražios rankos. Truputį prisirinkom, bet sakau, kažkoks keistas derlius. Nes toks, eik į tą pusę. Yra kaip ir gendančios tos uogos, čia gal daug lietaus gavo jos. Viena pusė lyg graži, kita jau tokia kažkokia nelabai. Tai šiek tiek prisirinkom, nusiplausim, žiūrėsim, kas ten atkris ir užteks paragauti. Dabar eisim link mašinos, judėsim jau namo, turbūt yra kažkur po 2, tai dar valgyt reikės pasidaryti. Man rytoj jau į darbą. Tai vat toks sekmadienis. Kažkas pametė.
Pjaunu žolę. Prisivalgiau, skaniai pavalgiam. Vyras darė pietus, aš vonę valiau. Tada prisivalgiam. Pasižiūrėjom ten tokią YouTube laidą. Mums patinka ten toks vienas amerikietis. Ir galvoju, reikia eiti šiek tiek pajudėti. Nes, tiek prisivalgiau, reikia išsportuoti dabar tos kopūstus su dešrelėm. Kai grįžom čia mes vakar, savininkas žolę pjovė. Su savo žolėpjove. Toks jausmas, kad ta jo žolėpjove nieko visiškai nenupjauna. Pas mus yra tokia žemesnė žolytė, daug dobilo, o pas jį toks, nežinau, mišinys. Tai jis šiek tiek ilgesnė ją paaugina ir tada kažkiek ir nusipjauna pas jį to žolė. O mūsų čia bandė pjaut, bet nieko beveik nenusipjovė. O dabar va, kitas vaizdas, iš vis tokia, graži žolytė trumpa. Tik čia man nepatinka prie Beno namo. Auga tokia netvarkinga žolė, nes čia buvo tų Lenkų mergaitės didelis namelis ir reikia laiko, kol čia užžels normaliai ta žolė. Todėl auga pavienės visokios žolės ir ne visas nukerpa žolėpjovė. Tai galvoju atsinešti kažkokias žirkles ar kažką apkarpyti. Dar aišku, būtų gerai tos pakraščius apeiti. Turim ir trimeriuką, bet tiek to bus gerai. Nes man rytoj irgi darbą nenoriu per daug čia aš užsivers darbais. Tiesiog norėjau šiek tiek pasportuoti, nes man atrodo rytoj turėtų lyti. Tai jau žolės nenupjausi, jeigu lis. Todėl pajudėjau dabar, bus ir vaizdas gražesnis. Ir rezultatas geresnis. Labas rytas, pirmadienis važiuoju į darbą. Taip keista. Bet jo, baigės atostogas, oras subliuro, lyja. Man atrodo ir naktį lyjo, buvau šiek tiek prabudus. Tai aš varau į darbą, mano vyras dar turi savaitę atostogų, Benui į darželį Liepos 31. Tai dar irgi turi laiko atostogauti. Liko bemiegantis. Vakar dar ėjo su tuo berniuku ten žaisti. Tai pavargo, nusižaidė. Gali dabar miegoti savo ilgiausiai. Tai nuėjau, pasižiūrėjau miegą, apklojau ir užkandau ir išvažiavau. Tai šiandien dirbsiu iki 3. Reiks prisiminti darbus, kažkaip stoti į rutiną, įsivažiuoti vėl į tuos darbus kažkaip. Reikia įsiparkuoti. Ir aš šiek tiek dar ankstokai ir atvažiavau, bet esu kavos pasiėmus su savim. Tai dar pasėdėsiu aš čia turbūt mašinoj, nežinau, gal pamontuosiu dar vlogą. Čia tie medžiai. Tai ką dar norėjau pasakyti? Tai kadangi turiu dar laiko, lauke lyja, sėdžiu mašinoj, galiu truputį dar papasakoti, kokios mintis sukasi mano galvoj. Buvo klausimas dėl sveikatos, nes prieš tai aš ten ir vienoj ligoninėj buvau, ir kitoj ligoninėj buvau. Tai kai grįžom į Norvegiją, turėjom kalną siuntų prie durų ir buvo laiškas iš ligoninės, kur ir gavau šiokį tokį atsakymą, bet aš jau ir prieš tai gavau vieną laišką, kad man reikės važiuoti į Oslą tik spalio mėnesį
Ir tenais susitiksim su specialistais, kurie labiau ir dirba ties tais moteriškais klausimais, moteriškom problemom ir jie labiau yra patyrę ir išmano savo sritį, tai todėl išsiuntė mane į Oslą. O kitas laiškas, kurį gavau prie durų, tai buvo toks kaip ir informacinis, kad visi tie skenai, kuriuose buvau, nerodo onkologijos ir kad tikriausiai tos mano cistos ir yra endometriozinės, bet čia nėra 100%, nes jos tiesiog nėra išimtos ir ištirtos, bet aš ir pati taip kažkaip įtariau, kad čia tikriausiai šitas reikalas ir yra. Tai va, kai nuvažiuosiu į Oslą, tada bus viskas aiškiau, bet tikriausiai tos laparoskopijos vis tiek reikės. Bet čia ateity pasižiūrėsim, kai ateis laikas ir spręsim, ką ten daryti. O dėl dabartinės situacijos, tai, nežinau, vėl jaučiu aš tą nugarą, nežinau, gal aš čia pasitampiau šiek tiek, kai tuos daiktus iš buto nešam. Trečiam aukšte gyvenom, tai gal šiek tiek prisitampiau, gal tai susiję ir su tom cistom, nežinau, aš ne specialistas, bet kartais tikrai atrodo, kad nieko kaip ir nepasitempi, nieko nepasidarai, bet vis tiek tą nugarą maudžia, skauda, tai nežinau kodėl. Ir patys daktarai tada, kai buvau, nelabai man pasakė, kodėl man tą nugarą skauda, nes vienas sakė, kad tavo stuburas kreivas, kitas sakė, kad ne. Nuotrauka parodė, kad irgi nėra kreivas ir kas ten daras, nežinau. Bet manau, kad galbūt įtakojo ir darbas prieš tai esantis, kad aš ten prisitampydavau su tą nugarą. Šiaip gimdymas irgi priduoda savo dalykų, nes vis tiek išnešioti vaiką 9 mėnesius yra reikalų ir po to aš pastebėjau, kad ta mano nugara irgi labiau kažkaip skaudėdavo. Tai čia turbūt susideda visi dalykai ir tiesiog gal reikia stiprinti tą nugarą, nueiti pas kažkokį fizioterapeutą ar daryti kažkokius pratimus, kaip man ir buvo rekomendavę, tiesiog lėki kažką darai, tada nerandi laiko savo, po to skundėsi, kad tau paskauda tą nugarą ir toks gaunasi užburtas ratas. Dabar kita dilema. Su tais mano darbais vėl čia toks balaganas, aš galbūt buvau jums minėjus, gal ne, gal ir nebuvau, bet yra kaip ir pasiūlymas dirbti tik Zarai, nes kaip ir atsiranda pozicija didesnio kontrakto, bet mano širdis galbūt labiau linktų pasilikti darželyje, nes man yra arčiau namų, Benas eina į tą patį darželį, ten visada duoda pilną laiką dirbti. Ir man patinka tikrai tas darbas, su vaikais mes greitai radom bendrą kalbą, tokį fainą ryšį ir tikrai kažkaip man ten smagu ir patinka, tai galbūt būtų smagiau likti tenai, bet čia irgi yra klaustukas, nes pats direktorius nežinojo, kiek tų darbuotojų reikės. Gal taip pasakysiu, jis nelabai žinojo, kiek bus to darbo po vasaros atostogų. Kažkaip jis ten buvo užsiminęs, kai aš jo klausiau, sako, aš negaliu 100% pasakyti, kiek bus to darbo, nes aš irgi galvojau, gal man tiesiog likti tik vienam darbe, nes atsibosta lakstyti per tuos 2 darbus ir visada derint grafikus ir sukt galvą, kada gali dirbti ten, kada gali dirbti ten, plus čia yra labai dažnai sudedami šeštadieniai, tada nelieka laiko savo šeimai, nes turi dirbti čia. Tai šitas irgi minusas yra nemažas. Todėl tokie visokie galvosokiai, ką daryti ir kaip pasielgti, kad būtų geriau.
Nu, nežinau, žiūrėsiu, kažką reikės galvoti. Į darželį nueisiu tik Liepos 31 dieną, bus pirmoji diena po atostogų, tai nežinau, ar jie žinos kažką daugiau, bet, nu, būtų gerai dar su jais pakalbėti ir pasižiūrėti, kokia ten situacija. Tai apie darbus tokie reikalai. Atostogas baigėsi, dabar galva spraginėja nuo visokių reikalų, kas dėl sveikatos, kas dėl darbų, kaip padaryti, kad būtų geriau, kaip čia viską suderint ir tiesiog nusėsti ramiai ir savo dirbti, leisti laiką su šeima ir kad būtų toks balansas, nes kai turi 2 darbus, tai gaunasi tikrai balaganas. Tai labiau norėtųsi apsiraminti, nebelakstyti tiek ir tada galvoje nebūtų tiek daug šaršalo. Bet kol kas gaunasi taip, kaip gaunasi. Tikiuosi greitoj ateity viskas išsispręs ir bus mažiau tų galvosakių, nu tai matysim. Tai šiek tiek papasakojau trumpai apie visus reikalėlius. Eisiu turbūt, aprimo ir lietus. Eisiu, rengsiuos ir pradėsim darbus. Atidarai? O, uždaryk dabar. Uždaryk, nes taip susivels. Va, kas tau davė meškerę tokią? Tėti. O koks masalas tavo? Atidarai tą? Dabar uždaryk, susuk, biški. Tada atidaryk ir mesk. Va, kiek toli. Nu. Va, išmoksi užmest meškerę. Bus gerai. Pagavau didelę! Jau vyzdvi jabas!